everyone. Panašu, kad atėjo laikas man papasakoti daugiau dalykų, ką aš patyriau. Are you afraid? As I'm not. Pirmoji patirtis – roko opera. Kokio velnio? Aš pamačiau skelbimą Facebook'e. Skelbimas, kad planuojama atranka vokalistams, šokėjams, muzikantams. Ir aš tokia visa kaip gera draugė. Be abejo, išsiunčiu tai Gabrieliai. Gabrielė klausia, tai kodėl tu nedalyvauji, o kodėl aš nedalyvauju, kodėl aš nedalyvauju. Aš dalyvauju, aš užpildau anketą ir laukiu, kas čia toliau bus. Ne tai, kad aš labai daug iš to kažko tikiuosi. I just want adventures. O toliau gaunu elektroninį laišką su prašymu pasiruošti porą dainų. Pasirinkimo didelio neturėjau, kadangi įprastai aš nedainuoju, o jeigu dainuoju, tai dainuoju +- 3 dainas. Tai aš pasirinkau Raudonus vakarus, nes viena turėjo būti daina lietuviška. Dar viena buvo Make Me Wanna Die by Pretty Reckless. Ir tai ilgai nesiruošusi, porą valandų prieš atranką prasidainavusi. Every time I look inside your eye. Išvariau. Varau į atranką į roko operą. Kol kas nesijaudinu. Nu kaip kažkur gilumoje yra kažkoks keistas jausmas, bet čia tik todėl, kad darau kažką naujo ir bendrausiu su naujais žmonėm. Ir nežinau, ko tikėtis. Kaip man pavyks šį kartą, neaišku. Palinkėkite man sėkmės. Kasgi vyko nuvykus? Atranka vyko VU matematikos berods fakultete arba informatikos, aš nežinau. Tik ten atėjo nemažai žmonių. Mumis visus sufotkino, užsirašė mūsų vardus. Mes visi suėjome į auditoriją ir prasidėjo. Jeigu būtų klausę, kas nori eiti pirmas, tai aš būčiau ėjus, nes aš nekenčiu to jausmo, kai tu lauki neišvengiamų, o ten visus kviečia pagal sąrašą. Ir aš tikrai nebuvau pirmas sąraše. Tai sulaukiau, papasakojau apie save. Papasakau, kad turiu neuždarytą geštaltą su roko opera, kad kažkada dalyvavau atrankoje ir manęs neatrinko. Bet ką jau čia prisiminti tas senus laikus. Ir tai, ką žinau, galit patys pažiūrėti. Šiaip įkėliau visą video. Tiem, kam nusibos greičiau, jūs galit praskrolinti iki va šitos vat minutės. Tai aš žinau tik vieną lietuvišką dainą, tai yra Raudoni vakarai, sorry, esu tikra, kad jau nusibodusi, o antra yra Pretty Reckless, You Make Me Wanna Die. Aš sekundę. Aš atgosiu, tu pareisi, kur raudoni priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė atvijai. Pūgos kilo trečią kartą, krito bitės iš delnų, verkia rauda miesto varpas, dingo broliai tarp miškų, visą naktį skumės liepos, aimanuojantys beržai, kraujo raudonių užlieti, mūsų pustuščiai namai, man atgulos nesugrįžai. Vakarai, tuščio kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva bedalė
my gosh, man buvo. Cool. Antras. Taste me, drink my soul, show me all the things that I should know, and there's anyone on the rise. I had everything, opportunities from eternities, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, your eyes. You make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love will burn up in a light. Every time I look inside your eyes, you make me wanna die. Reportažas, tai apie atranką praėjusią, tai man senai taip sutiko, jis nedrebėjo. Ir buvo šiaip labai daug jaunų, kurie dalyvavo atrankoj, labai talentingi. Aš labai tikiuosi, kad bent kažkurios iš jų atrinks, nes tikrai jų vokalo lygis tikrai labai aukštas buvo. Ir tai aš turiu, jau tikriausiai matėt mano pasirodymą. Ir tikiuosi jis nebuvo prastas, nes kojos baisiai drebėjo ir aš nežinau, ar tai matėsi ar ne, nes pati dar video nespėjau peržiūrėti. Tai žiūrėsim, kaip sekėsi. Pasakė, kad praneš per 2 savaitės. Praneš, jeigu atrinko ir praneš, jeigu neatrinko. Tai po 2 savaičių laiško aš negavau. Man atrodo, po 3 irgi. Tai aš labai nesiparinau, išsilaikiau darbų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą. Aš jau buvau pamiršus apie visą šitą atranką, galvoju, neatrinko ir neatrinko. Jeigu niekas nieko nerašo, matyt, kad netikau. It's fine, ta prasme, čia nėra jokios dramos. Lygiai kitos akimirkos, kol aš gaunu antrą laišką, kada sukviečiama į antrą atranką. Tai atrankai reikėjo pasiruošti 2 gabalus, šį kartą pačiai rinktis nebegalėjo. Tai mums išrinko Colorado vabalus ir Stand By Me. Pasižiūrėjus, kad yra Colorado vabalai, galvoju, kad čia nebus gerai. Aš nesijaučiu tiek teatrališka, kad aš galėčiau išlaužti. Kaip teatrališkai man sekėsi visą šitą daryti? Repeticijon. Suplėšysim į gabalus tuos Colorado vabalus ir bulvės vėl žydės. Ir mylimam kolūkyje pakėlę žemės ūkį mes dainuosim iš širdies. Cringe? Yes. But, ką žinau, aš visada stengiuosi pasirinkti tą tonaciją, kurioje aš geriausiai jaučiuosi ir dažniausiai ją įsirašau diktofono. Ir šį kartą mano diktofono dalykas mane pavedė, bet apie tai jūs pamatysite patys. Nusprendžiau keliauti. Va, čia prasidėjo visi didžiausi sunkumai. Aš kadangi žiauriai nekenčiu vėluoti, tai aš nusprendžiau, aš atvarysiu 20 minučių prieš, spėsiu apšilti stygas, biški prasidainuoti, nusiraminti ir visa kita, tai aš išvažiuoju be 25. Atranka prasideda 6 valandą. Pirmas autobusas atvažiuoja, viskas cool, chill, išlipu, laukiu antro autobuso, antras autobusas neatvažiuoja. Aš turiu laiko rezervą, tai galvoju, it's fine, važiuosiu sekančiu ir irgi teoriškai viskas turėtų būti ok, turėčiau spėti ir čia jokių bėdų. Tai antras autobusas irgi vėluoja. Žiūriu, kad teoriškai turėčiau būti pačiu laiku, tai lygiai 18 valandą. Ok, važiuoju toliau, apie nieką negalvoju, aišku yra to jauduliuko, kad aš galiu pavėluoti, bet shit happens. Bet kažkurią akimirką autobusas stovi. Stovi ir nejuda bent 10 minučių kamštyje,
O mes dar net ne pusiaukelėje. Iš karto rašau atrankos kontaktui, kad aš vėluosiu. Aš į vietą atvykau 18:10. Įsivedu į navigaciją, kur man eiti adresą. Ir bėgu. Tiesiog bėgu. Nubėgu ne ten, nes ne tas pastatas. Tada galvoju, okei, čia yra kem 9, man reikia kem 7, jis turi būti čia pat. Grįžtu atgal, žiūriu kem 5. Tai čia yra dar 2 pastatai šalia vienas kito. Bėgu iki kito, jis irgi nėra kem 7. Ta akimirka aš jau vėluoju 15 minučių, galvoju, visi bus padainavę ir labai didelė tikimybė, kad jau ir išėjo lauk. Ir sekundį suabejau, ar man iš viso beverta ten varyti, nes vėluoja žmogus beveik 20 minučių. Nes, kodėl sakau 20 minučių, nes kitas pastatas irgi nebuvo tas pastatas, kur man reikėjo. Galiausiai, pavėlavusi 20 minučių, aš vis tik įbėgu į teisingą pastatą. Ir pamatau merginą iš pirmos atrankos, kuris sako, tai čia po vieną leidžia. Kažkurią iš tų pastatų makalynės akimirkų aš svarsčiau, kad o gal tai yra ženklas, kad aš neturėčiau ten iš viso dalyvauti. Gal tai yra ženklas, kad, ne man. Gal jau pasiduok, nebereikia. Ir tas ašaros jau po truputį buvo besikaupiančios mano akyse. Bet aš nepasidaviau. Ir ką, ir žodžiu, visą stresuotą kaip velnias, aš atvarau ir laukiu savo eilės. Tokio lakstymo pompa žiūri, aš neįsivaizdavau, kaip aš dainuosiu toj, nes atrodė, kad aš nieko čia jau nebepadainuosiu, niekas man čia nebeišeis. Susikaupti ties dainavimu irgi jau darosi sudėtinga, bet galvoju, aš jau turiu. Aš kito pasirinkimo dėja neturiu. Tai įmetu antrą savo atranką. Ir ten pamatysite failą su diktofonu. Ir dar gali savo vardą priminti? Diana. Diana, gerai. Gerai, Pavlas. Ant aukšto kranto upės mėlyno malonu pasėdėti ir išgerti. Atėjo kolūkiečiai padainuos, papasakos apie šių metų derlių, apie brigadinės saugos metodą. Papasakos brigadininkas Rapolas ir apie naują bulvių veislę tokią, kuri nebijo Kolorado vabalo. Žilvičiai upės abiejuos krantuos, klausydami uždėsis apie laimę. Akordeonų pirmininkas gros, pritardamas savos kūrybos dainai. Suplėšysim į gabalus tuos Kolorado vabalus ir bulvės vėl žydės. Ir mylimam kolūkyje pakėlę žemės ūkį mes dainuosim iš širdies. Suplėšysim į gabalus tos Kolorado vabalus ir bulvės vėl žydės. Ir mylimam kolūkyje pakėlę žemės ūkį mes dainuosim iš širdies. Ups. Dabar stand by me. Tai irgi stenkis emociją. Kokią emociją stand by me? Baimė. Baimė. Tu dainuoji stand by me, emocija, su baimės emocija. Ar tau reikės plikako? Norisi plikako ar akapelą? Ne, akapelą. Akapelą, okei. Ta prasme, dainuoti vis tiek turi dainuoti, nešnekėti, bet tiesiog tavo dainavime ir tavo emocijų turi jaustis, kad esi išsigandusi. Gerai. Apsimesiu, kad
Aš nesu drąsi, tai iš principo taip, kaip jaučiuosi. Jo, mes realiai sakom, jaudinės tada. Gerai. Then the night has come, and the moon is the only light I'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Ten pas tave dar irgi groja toliau sten. A ne, sorry, aš negirdėjau. Nu tai kaip padainuota ką. Iš tikrųjų, aš kol nepradėjau montuoti video, aš nežinau, kad man sekėsi, pasirodo visai neblogai. Nes aš buvau tokia, jaučiausi pralaimėtoja visiška. Which is fine. Ta prasme, klysti ir padaryti ne taip gerai, kaip visada yra ok. Bet pasirodo, I did quite nice. Nu tai ką, be dainavimo buvo dar vaidybinė užduotis ir viskas. Po jos tiesiog kelionė atgal namo, galvojant, kad aš pralošiau. Yeah. Tai va taip praėjo mano antroji atranka. Neseniai gavau žinutę, kad aš praėjau atranką. Ir panašu, kad tos atrankos dabar jau nebe istorijos pabaiga, o naujos istorijos pradžia. Kiek išeis, tiek prifilmuosiu ir tikiuosi jums ir bus įdomi mano kelionė roko operoje. O dabar, mano mylimas draugė, viso gero. Susimatysime kitose video. Tikiuosi, jie tau irgi patiks. Parašyk man, ko labiausiai norėtum sekančiame video. Atsiprašau už kontentą. Čiao.